Laurina, su jumis papildajums.lt adminas AB, vėl su Feilinu. Šiandien jums rodysiu baltyminį kokteilį, kurį žadėjau, kad parodysiu maždaug. Irgi greitai paruošimas, irgi daug ko nereikia. Jame yra ne 90 gramų baltymų ir 70 gramų angliavandenių, bet iš tikrųjų 22 gramus angliavandenių sudarys bananas, kurį aš naudosiu kaip skoniui. Tai iš tikrųjų, jei jūs prižiūrite labiau kūno ir jums nereikia tiek masės, tai bananą galite pakeisti kažkom taip, vaisiais, kurie turi mažiau angliavandenių, arba tiesiog uogienę, kurią aš irgi dėsiu dėl skonio, nes vėlgi nevartosiu cukraus. O taip, ingredientai bus varškė liesa, 200 gramų, 3 baltymai kiaušinių, be to geltono, ir 400 gramų pieno, kurį aš naudosiu. Bananas mažiukas, šiek tiek uogienės skoniui. Taigi viską sudedam vėlgi į vieną tą. Įdėjom bananą. Vėliau taip, vėlgi biškį pakapojam, kad lengviau vėliau maišytus ir geriau susimaišytų. Štai. Sumaišėm tada baltymo. Kokteilį aš dažniausiai įgeriu po treniruotės arba ryte. Šiandien jau darau jį dieną, bet tai tikriausiai išgersiu po treniruotės. Pieno gali dėti iš tikrųjų pilt ir mažiau, nes ne visi, man tai kažkaip normaliai sueina, bet iš tikrųjų ne visiems sueina, kai kurie negali tiek išgerti, tai galite pilt mažiau pieno, bet tai tada labiau varškė jausis. Bananą papjaustom mažais gabaliukais. Iš tikrųjų, sakau, bananą gali pakeisti bet kokiais vaisiais ar panašiais, gal riešutų smulkintų ten galite įpilt kažkiek, jei išeis jums pato gerti ir panašiai, nes iš tikrųjų, jei nebūtų banano, tai šitą mūsų kokteilį būtų maždaug tik tais 5 gramų baltymo, angliavandenių atsiprašau, kas iš tikrųjų yra mažai, ir 90 gramų baltymų, kas yra daug. Šiaip gal dar aš kadaise dėjau biškį proteino ant viršaus. Uogienę naudoju braškių, nes jinai skystesnė pas mus čia. Dar kažkiek pyliau proteino iš tikrųjų čionais. Išeidavo irgi visai nieko, bet sunkiai gerdavosi. Taip. Šiaip su kombainu plakt būtų gerai, bet tai kombaino šiuo momentu nėra. Tai plaksiu paprasčiausių mikserių. Tai va, tu tikriausiai, kol plaksiu, tu paspausk pauzę, o vėliau pratęsim. Na štai, aš suplakiam mūsų kokteilį. Štai koks jisai gavosi. Gan sakyčiau skystas. Na, tiesa, buvo nemažai putų nuo baltymo, dėl to teko biškį palaukti, kol nusės. Iš tikrųjų, matant tas putas, matėsi didelis kiekis baltymo. Dabar aš perpilsiu į savo proteino plaktuvę. Štai kaip matot, jisai gan skystas. O va, štai perpilėm. Skonis tobulas. Labai skanus, net iš tikrųjų. Labai skaniai braškės jaučiasi. Tai va, čia mano antras video. Laukite toliau. Kitą kartą, aš nežinau, žiūrint, kaip čia viskas bus. Galvoju, gal įdėsiu vištienos patiekalų. Maždaug, kur irgi bus daug baltymo ir mažai angliavandenių. Tiem, kas gal labiau meta svorį arba ryškinas ir panašiai, kaip ir sakiau, aš labiau renku masę šiuo metu ir panašiai. Ką, laikinkit mano video, dalinkitės, prenumeruokit, skelbkite apie grupę, labai būtų malonu iš tikrųjų, nes mūsų gan mažai ir nėra to bendravimo, kokio norėtųsi ir panašiai. O taip ką, iki susitikimo, tikriausiai, kadangi šiandien pas man penktadienis, tai gero jums visiems penktadienio, daug negerkite ir panašiai, tik savokit iš dūšias ir iki.